Sveiki visi. Šiandien tema apie pasitikėjimą ir tikėjimą turbūt ir kur tai veda. Abejonės, ne? Kur nuveda abejonės ir kodėl reikalingas tas pasitikėjimas. Pasitikėjimas kuo? Pasitikėjimas savim, pasitikėjimas kūrėju, pasitikėjimas gyvenimu. Tai, tai pradėsim nuo pasitikėjimo kūrėjų, ne? Pasitikėjimas kūrėjų, kam jis reikalingas? Jis tarsi užpildo mus iš vidaus, tarsi suteikia tvirtumo tokio, stabilumo. Tarsi taip, ne tai, kad tarsi užpildo, bet iš tikrųjų užpildo mus iš vidaus, suteikia tvirtumo, stabilumo, tokio aiškumo gal gyvenime daugiau. Be pasitikėjimo kas vyksta? Mes galim ir netikėti, kad kad yra tas kūrėjas ir kad čia aš viską pats galiu ir darau, taip. Ir dauguma taip gyvena iš tikrųjų. Turbūt didesnė dalis žmonių gyvena taip. Ir taip, tuomet irgi viskas vyksta pagal numatytą kūrėjo planą, tačiau su jūsų pastangomis. Ir tada, kai jūs galvojate, kad aš pats viską čia darau, aš pats čia viską galiu, man nereikia jokio tikėjimo, pasitikėjimo, jokios pagalbos, aš viską kontroliuoju, žodžiu, čia viskas tik nuo manęs priklauso, kiek aš įdedu pastangų. Taip, pastangų įdėti reikia, jeigu nori kažką sukurti, padaryti, be tavo indėlio tai nepasidarys, be tavo pirmo žingsnio ar keleto žingsnių, ar iš vis be to veiksmo tai nepasidarys. Tačiau kitas klausimas, ar tai, kad tu galvoji, kad tau reikia padaryti, ar tai tau tikslinga ir reikalinga. Vat čia ir atsiskleidžia tas pasitikėjimo kūrėjų reikalingumas. Kai tai padeda tau pajausti, ką tu darai iš to vidinio vedimo, kūrėjo vedimo ir ką tu darai iš, galima tai būtų pavadinti, ego turbūt pozicijos, taip? Bet kad tą pajausti, tu turi vis tik tai atsisukti į tą kūrėją. Nes jeigu esi kitose vibracijose, jeigu esi pasijungęs tik tai ego tarnystei, tai ir praktiškai ir nėra galimybės to pasirinkimo. Tada tiesiog darai tai, ką tau diktuoja tavo ego. Tai būtų galbūt didesnis namas, gražesnis automobilis už kaimyno, žodžiu, dar ten gal kažkokie kiti dalykai, ne, galėtų būti. Gal dar kažkokie kiti, didesnis atlyginimas, dar ir tobulas gyvenimas, irgi tai yra ego pasireiškimas. Tačiau tuomet tu pamini save,
tu pradedi nebegirdėti savęs, ko tau iš tikrųjų reikia. Ir tai nėra, kad tau nereikia to namo ir patogiai gyventi ir turėti ten gražius namus ir taip toliau. Tai ne apie tai. Tačiau kokia kaina tu tai darai. Ar tu darai tai per jėgą, per sukastus dantis, per ėjimą alkūnėmis, keliais ir kuo tik įmanoma, ar tai tu darai su malonumu, su pasitenkinimu, pasimėgavimu kiekvieną akimirką tuo, ką tu darai. Tai va čia yra tas skirtumas tarp pasitikėjimo kūrėjų ir pasitikėjimo savo savi, nu, kaip čia pavadinti, kaip pavadinti galima būtų, ego, taip, kad tu pats viską darai. Tai tarp to pasitikėjimo. Tai dabar dar labai noriu pakalbėti apie tą, tai čia tokia dalis. Dabar kas liečia tą pasitikėjimą, tai žmonės, kaip ir minėjau, dauguma gyvena galvodami, kad jie valdo situaciją, retkarčiais nueina į bažnyčią, ten jiems atleidžia nuodėmes kažkokias, kurias jie atseit padarė ir taip toliau. Ir toliau daro tą patį, nieko nekeisdami. Gyvena pagal tą patį šabloną. Ir, na, pasipildo gal kažkokiu, tai pasipildo jų kasdienybė, tarkim, tam tikrų norų. Tai vad sugalvoju, ai, bet aš dabar norėčiau kelionę nuvažiuoti, aš gal ten tą dar norėčiau pasidaryti, dar gal didesnį namą nusipirkti, gal dar kažką pasidaryti. Tačiau tai realiai ne apie nieką. Tai nieko nekalba apie juos pačius. Tai kalba tiesiog apie išorę, apie norą atitikti kažkokį įsivaizduojamą paveikslėlį, įsivaizduojamą gyvenimą, kurį jie susikūrė pagal tam tikrą šabloną. Taip, kaip įsivaizduoja, kad turėtų būti laimingi. Tačiau na, šitas dalykas, kurį laiką veikia, na, galima susikurti tą gerovę tačiau po kažkurio laiko vis tiek ateina momentas, kai gyvenimas priverčia pasižiūrėti į save, atsisukti į kūrėją ir į save. O kas aš šiame gyvenime? Kokia mano vieta? Ką aš iš viso veikiu? Ką aš patiriu? Ką aš jaučiu? Ką aš galiu sukurti? Ar tai, ką aš kuriu, ar tai man neša kažkokią vertę, džiaugsmą gyvenime? Ar tai kuria kažkokią vertę? Vertę man pačiam, čia ne apie vertę kitiems kalba, ar aš jaučiu, kad išpildau tą gyvenimą, dėl ko aš atėjau į šitą gyvenimą. Ar tiesiog aš gyvenu kaip tarsi atidirbinėčiau kažkieno kito lūkesčius, taip, sudėtus į mane. Tai kai ateina tas momentas, tai tuomet ir iškyla tas klausimas apie pasitikėjimą tada. Kuo aš tikiu? Ar yra tas kūrėjas manyje? Ar aš tikiu juo ir jo vedimu, ar ne? Tuomet tas pasitikėjimas savimi
irgi yra susijęs su tikėjimu kūrėjų taip pat. Nes, kaip ir sakiau, kitą kartą mes galim siekti tos gerovės, labai gero gyvenimo, labai didelės ir prabangios automobilio. Vien iš to nepilnavertiškumo kažkokio jausmo, taip, kad būtumėm tarsi įvertinti, tarsi pastebėti, tarsi kažkokie geresni už kitą. Taip, bet nėra nei geresnių, nei blogesnių žmonių. Kiekvienas turi savo vertę. Ir ta vertė ne išorėje matuojama, jinai vidinė vertė. Tai ir tas tikrasis pasitikėjimas, jisai kyla iš vidaus. Iš tikrųjų, tas tikrasis pasitikėjimas gerai, jeigu tu gyvenime pataikai ir dirbi, tarkim, darbą, kuris tave užpildo, tiesiog eina, jauti, kad esi savo vietoj, taip, kad tai tau neša džiaugsmą, kad tarsi leidžia tau įsiskleisti, nesvarbu, kad ten būna ir iššūkių kažkokių, kad tai kitą kartą, kad na ir ne visą laiką vienodai gerai sekasi, tačiau tu jauti, kad vat, nu, tu tai, ką darai, na, tave augina, tau patinka, tu sukuri kažkokią vertę ir kitiems žmonėms, taip. Ir tai tarsi, na, nu, iš tikrųjų yra tada vertinga. Ir tavo gyvenimui, tavo išsiskleidimui. Tačiau ne kiekvienas pataiko žmogus iš karto į tą savo kelią, suranda tą savo kelią. Ir kitą kartą net ir suradę, taip įsipatoginam ir galvojam, kad čia tas kelias jau čia visam gyvenimui ir ta patogi večikė bus visam gyvenimui. Ir na, mes taip tyliai ramiai ten ir praplauksim. Ir tuomet jau kai pasiekėm tą komforto zoną, kai jau visiškai įsipatoginam, tuomet nebevyksta tas augimas, nebevyksta jūsų tobulėjimas vidinis kažkoks ir tuomet vis tiek tai iššaukia anksčiau ar vėliau vidinį kažkokį disbalansą, nepasitikėjimą, pajautimą kažkokį, kad nu viskas kaip ir gerai, bet nu kažkas čia ne taip. Viskas ir tuomet, na, tarsi ir tas pasitikėjimas sumažėja, nes, nu, tu iš tikrųjų vidumi jauti, kad tu nekuri tos vertės, nes tiesiog sėdi komforto zonai, patogiai ir tau, na, iš vienos pusės gerai, bet iš kitos jau tave vis tiek krutins ir, nu, jeigu tu esi jautrus, pagaulus ir šiek tiek bent atsisukęs, bent dalimi atsisukęs į save, tu tą gali užčiuopti. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus gali užčiuopti tai, tą jausmą, jeigu atidžiau pasižiūrėtų. Ir tuomet ką daro dauguma? Stengiasi tai užspausti, nukišti kuo giliau ir toliau ir gyventi kaip gyvenę. Ar tai teisinga? Nu, tai nėra nei teisinga, nei neteisinga. Tiesiog jūs naudojate gyvenimo laiką, šio gyvenimo laiką ne visai tikslingai. Galima būtų taip pavadinti. Tačiau tai jūsų pasirinkimas. Gerai, o kaip tos abejonės, kol Irena kalbėjo,
Man čia užsirašė toksai dalykas apie abejonės. Kad abejonės galbūt ir gali ateiti tada, kada tas komfortas, ar aš čia sėdžiu ramiai, nieko neveikiu, man čia šilta, gerai. Ar tai komfortas, ar tada bus tas pasitikėjimas, ar ateis abejonės? Ar abejonė gali būti viena iš galimybių? E, Mano sąmonė kosminė man pasakė, kad taip, bet ji yra atidėta galimybė. O atidėta galimybė sumažina veikimo impulsą. Taip, rezultatą galima pasiekti, bet galbūt ne taip lengvai jau tada jisai ateis, kaip ateitų iš pasitikėjimo. Ir darimo tuo metu reiškia, kada tas impulsas veikimo yra dar labai labai stiprus. Ir dar manau, kad pasitikėjimas jisai siejasi su saugumu žmogaus. O kada žmogus jaučiasi saugiai, jis ir labiau pasitikė savim. Ir tas saugumas auginamas yra nuo vaikystės. Bet vėlgi turbūt galim kiekvienas pamastyti, ar tas saugumas tai nėra tas pats komfortas, apie ką tik Irena kalbėjo. Bet man atėjo mintis, kad ne. Saugumas yra nebūtinai komfortas, bet gali būti ir komfortas, iš kurio galbūt mes nenorim išeiti. Kokiu atveju pasitikėjimui reikia saugumo ir pasitikėjimui reikia tikslo ir tikslingumo. Su to aš visiškai irgi sutinku. Kada žmogus jaučiasi saugiai, jisai ir turi impulsą veikti, jis ir daro, ir tada mažiau tų abejonių ateina. Aš kaip sakiau, ta abejonė ji irgi gali būti galimybė, tik truputį su sumažintų impulsų. Tai va, tai tam, kad veiktumėm, turbūt reikia to tikslo ir tikslingumo. Aš labai dar norėčiau stebti apie tą, paskui dar pratęsti galėsi, kol nepamiršau, apie tą abejonę. Aš tą abejonę norėjau šiek tiek pasižiūrėti tuo kampu, kai mes kažką gyvenime nusprendžiam, pasirenkam ir norime daryti, ne? Tai va šioje vietoje ta abejonė, tarkim, netgi mūsų čia apie pasirinkimą gal labiau. Tarkim, netgi tokiuose dalykuose, kaip nuspręsti, žmogus gali nuspręsti, kad naktį jisai miegos, ane? Tačiau viduje sėdi abejonė. Ir kas tuomet vyksta? Tuomet, kai nėra tvirto apsisprendimo, tai čia tiesiog vienas iš pavyzdžių, čia bet kurioje situacijoje gali būti šitas pritaikoma. Kai nėra tvirto apsisprendimo ir pasitikėjimo, kad aš apsisprendžiau ir taip įvyks, ir pradedama abejoti tuo savo apsisprendimu dėl kažkokių priežasčių, kad gal aš čia biški geriau pažiūrėsiu, na čia taip buitiškai dabar pasakiau, televizorių dabar. Arba gal aš dabar geriau naktį pabandysiu prakontroliuoti kažką, ane?
situacija, ten tarkim gyvenimiška. Arba aš, jeigu tik nors mažiausia abejonė yra, kad tai galima ir kad tai įvyks, tada mūsų sąmonė, mūsų nu, ir kūrėjas galų gale nežino, ko mes iš tikrųjų norime. Ir čia sakau, čia pavyzdys tik tai, kai esu tuo miegu, tačiau tai yra kiekvienoje, bet kurioje situacijoje, tarkim, mes užsibrėžiam kažkokį, nu, tiesiog sugalvojam idėją ir norim ją įgyvendinti. Ir jaučiam, kad tikrai tai idėja mus ir užveda, ir kaip ir gera vien pagalvojus, ir kaip ir užpildo iš vidaus. Ir tada kas vyksta, jeigu mes pasiryžtam, kad taip mes pasirenkam vidumi ir apsisprendžiam tvirtai, kad mes darom ir nesvarbu, per kiek laiko tai padarysim, kaip tai įvyks, tačiau yra tvirtas apsisprendimas, kad tu nori tai daryti, kad tu darysi tai ir pradedi daryti žingsnius, kad ir kažkokius žingsnius, nu, tokius, kokie tuo metu ateina, ir taip žingsnelis po žingsnelio eini į priekį. Tačiau jeigu įvyksta kažkoks truputį, iškart nepavyksta, ane, iškart dar ten kažkas ir truputį suabejojam, ar tai savimi, ar tai kūrėju, ar teisingai čia tą aš žinutę nuskaičiau, ar teisingai čia, ar gal čia ne ta kryptis, gal čia ne man. Tačiau po kitą dieną jau vėl galvojam, jo, aš norėčiau. Ir tuomet kas vyksta? Vyksta toks tampimasis. Pirmyn atgal ir neaišku, ko tu nori. Ir tuomet stebimės, kodėl neįvyksta. Kodėl man nesiseka? Pasižiūrėkim, persižiūrėkim savo mintis. Pasižiūrėkim, kiek kartų mes abejojam tuo, ką darom. Tuo, ką nusprendžiam. tą, ką apsisprendžiam, kas mums reikalinga. Kiek kartų. Tai vat, šitą labai norėjau aš užakcentuoti. O aš dar norėčiau pridurti dabar, kad abejonės kelia ne tik tai mūsų protas, bet skleidžia aplinka. Ypač kolektyviniai sąmoniai ir panašiai, mums labai kitą kartą sunku galbūt atsilaikyti prieš tą tokį kitų nuomonę. Ir kartais mūsų protas ima ir neatsilaiko. Ir jisai taip atsiranda sumaištis galvoj. O gal jisai tikrai gerai sakė, nesvarbu, kad aš buvau nusprendusi taip ar kitaip ar ne. Tai aš save kiek iš vaikystės pastebėjau, tai aš labai mėgdavau paklausyti kitų, bet nuspręsti pati. O gyvenant, truputį atsirado daugiau tų abejonių. Ir kai būni jaunas, savim pasitikintis, kai gimsti, darai būtent taip. Tai kur tai dingsta per gyvenimą? Matyt, pameti save, nes tu tada, bet iš tikrųjų tai čia ir yra kalba apie tą savęs nepametimą, girdėjimą savęs ir kūrėjo per save, ane, išgirdimą. Tai jeigu tu girdi ir jauti iš vidaus, tai va pirmą išgirsti iš vidaus, kad vat taip, arba nusprendi galų gale, pasirenki, kad, nu vat noriu tą patirti, ne, noriu vat taip. Ir tai, aišku, tai gali eigoje šiek tiek koreguotis, gal kisti tas noras, tačiau gali iš vis pasimatyti, kad gal tai jisai tau buvo netikslingas, bet jeigu tu nepabandysi, nepadarysi ir iškart pulsi į abejonės, ar aš čia sugebėsiu, ar čia man pavyks, ar čia tikrai tai, ko čia man reikia, ar čia, kaip čia kitiems atrodys tas visas dalykas. Jeigu tu apie tai galvosi, tai tikėtina, kad niekas tau nepavyks.
Mes galim Mhm. pasimokyti iš mažų vaikų, e, kurių dar ta aplinka nepaveikė. Juk jie renkasi maistą vieną. Jie nevalgo bulvių košės, daržovę ir Mėsą. salotas ir mėsą, ne? Jie valgo vieną dažniausiai produktą. O paskui augant, aišku, tėvai visi kiti įperša jiems, kad vat, reikia valgyti ir dešrelę, ir salotas, ir bulvytes, nors galbūt tai nėra teisinga, nes vaikas intuityviai žino, kaip jis iš tikrųjų turi maitintis ir jam tai nekelia abejonių. Ir ne kiekvienas vaikas gali atstovėti ir aiškiai pasakyti ne. Bet jeigu mes stebim vaikus, tai iš tikrųjų dalis jų sako, ne, aš to nenoriu, aš šito noriu, to nenoriu. Ir Bet čia su saldainiais labai. su saldainiais, su viskuo. Ir labai tėvai kartais įsiklauso, ar ne? O kartais ne, ne, tu turi. Tai vat irgi, sakau, čia ta aplinka, ji labai galinga. Ir, bet mes suaugę, mes galim tai suvokti, ar ne, protu ir sustabdyti. Tai jo, tai ir kalba ir eina apie tą sąmoningumą, apie tą, nu, mokėjimą pajausti save ir kad tu esi atsakingas už savo gyvenimą pats, ne kažkas kitas atsakingas už tavo gyvenimą. Tu pats kuri, renkiesi ir dalyvauji savo gyvenime. Tu savo gyvenimo kūrėjas. Tai čia gal apie tai. Ir kai tu prisėmi tą atsakomybę, o ne aplinka ten kalta, čia mane aplinka įtakojo, liepė valgyti tą ir aną, ir aš dabar valgau dėl to. Nu, žodžiu. Aš pasitikiu ir priimu sprendimą. Taip. Taip, tu priemi sprendimą, kad tu atsakingas už savo gyvenimą, kad tu renkiesi tuos dalykus, kurie tau yra tikslingi, tai irgi reikia apsispręsti, kad kurie tau yra tikslingi, kurie tave augina, kurie tau atneš džiaugsmo gyvenime, pilnatvės pojūtę, ne, kur tu galėsi išsiskleisti. Tai irgi apsisprendimo reikalas. Tai nėra, kad viskas vyksta savaime. Jeigu tu sėdi ir nežinai, ką tau veikti, ką čia dabar tam gyvenime tau veikti ir net neįsiklausai, nepaklausi savęs, neatsisuki save, nepasižiūri, kas tau įdomu, kas tave džiugintų, ką tu galėtum daryti, ar tu galėtum ten gėles auginti, ar tu su žmonėm nori bendrauti. Žodžiu, tai pirmiausia susipažink, ką tu nori išskleisti su savimi, atsisuk į save, išgirsk save, išgirsk kūrėją, išgirsk, tada ir tas pasitikėjimas, viskas eina drauge. Viską, ką mes čia susakėm, tai yra labai sutraukta iš tikrųjų iš ilgo laikotarpio. Kita Aha. vertus būna tokios situacijos ir kitokios atvirkštinės, kai tu nežinai ir nieko nedarai, arba kai tu turi visko daug. Taip. Ir viską darai, ar ne? Viską darai, ten darai, tau šiandien duoda tą, tu padarai, tau šiandien duoda tą, tu padarai. Bet ar iš tikrųjų, taip, ar iš tikrųjų tu darai tą, ką tau reikėtų? Taip, tai čia gal irgi apsisprendimo ir atsirinkimo klausimas. Ar viską, ką tu darai, tau yra tikslinga? Ar kodėl tai vyksta? Ar tai, nu, vat, persižiūrėti, kai jau tau, nu, išsisuka iš inercijos viskas, ne, tarsi, nes kuo tu daugiau darai, tokių, vat, nesąmoningų visokių veiksmų, tuo dar daugiau atrodytų, kad, nu, nes gaunasi kažkokia kaip inercija. Tačiau tai vėlgi rodo, kad nėra apsisprendimo, kad
nu, tu atsisėstum, susižiūrėtum, ką tu darai ir kas yra tau tikslinga ir kas netikslinga. Ko galima nedaryti ar atsisakyti ir ką tu darai, kas nu, nereikalinga visiškai. O galbūt tu darai tai, kas nereikalinga, o tai, ką reikalinga, tu nepadarai. Tai vat, žodžiu, tas pasižiūrėjimas į save. Skirti laiko, Jo. nes skubėjimas dar irgi siejasi labai. Mhm. Skubėjimas, jisai neleidžia galbūt priimti to tinkamo sprendimo, jo, neleidžia pasižiūrėti, ar tikslinga tai, ką tu darai, ar ne. Nors ir tu esi apsisprendęs, jeigu tau duoda labai daug visko. O galbūt kita vertus, jeigu tau tai teikia džiaugsmo ir galbūt tai yra laikotarpis tau atrasti save, ane? Nebūtinai tai kiekviena akimirka jinai turi būti tikslinga. Gal ta akimirka, kai tu kuri su pasitikėjimu, be abejonės, kad aš dabar kursiu šitą, ką man davė, ir nesvarbu, kad aš to nebuvau susiplanavusi. Gal tai yra akimirka tau pasidžiaugti, sustoti, atsisukti į save. Taip, tai bet kuriuo atveju reikia susižiūrėti, žinai, nes, kaip ir sakau, toj inercijai gali būti, kad ta inercija, jinai atsiranda, kai mes iš proto labai daug veikiam, ne, apsikraunam daug reikalų, veiklų, nu tiesiog persižiūrėti. Bet kuriuo atveju yra tikslinga staptelti ir persižiūrėti. Ir kai nevyksta niekas, kai nieko neužčiupi, atrodytų, ir kai per daug vyksta visko, irgi tiesiog susižiūrėti, ar viskas tikslinga. Bet aišku, jeigu būna momentų, kai tau duoda tikrai daug ir tos veiklos ir tau tikrai teikia tai džiaugsmo, nu, tai ir pasimėgauk tą periodą, nes na, viskasgi praeina, nebus visą laiką tiek daug visko ir tiek džiaugsmingo, būna, kad supuola. Taip? Tai, na, tiesiog labiau pajausti, labiau pasitikėti tuo pajautimu savo ir gebėjimu atsirinkti, kas tau tikslinga, kas netikslinga, ką, na, kam skirti daugiau laiko, o kam neskirti, ne? Čia dabar turiu būtinai pasakyti, nes man neduoda ramybės. Sakyk. Spinta. Tai yra abejonės su tais drabužiais, batais ir visais tais kitais reikalais. Turbūt čia man atėjo mintis, kad nors aš po truputį stengiuosi prasižiūrėti tą spintą, kartas nuo karto, ir neseniai nemažai tų rūbų išmečiau ir į tą konteinerį, kur kitiems žmonėms, ir batų truputį pramažinau, bet dar vis tik reikia pasižiūrėti. Nes vat, labai būna tos abejonės tokios tavo gyvenime, ką apsirengti, ar išmesti šitą drabužį ar ne. Atrodo, jau susiruošiai išmesti, pasižiūri ir vėl tave užpuola abejonės ir tu vėl pasidedi į spintą atgal. Čia tokie buitinės abejonės, jos irgi atima daug labai energijos, ne? Taip, tą ir norėjau pabrėžti, kad vis tik tai atrodytų buitinė dalykai, bet jie atima jūsų dėmesį, jūsų energiją. Tai taip, būtų tikslinga susitvarkyti vieną kartą ir visiems laikams. Tai tam reikalingas apsisprendimas vidinis. Bet ką aš pastebėjau, eidama sąmonėjimo keliu, tai iš tikrųjų, kai aš bandau susitvarkyti, aišku, sunkiai sekasi darbinį stalą ir taip toliau, ir jeigu jau dabar, vat, aš iš tikrųjų dažniau, vietoj to, kad kažkur įkiščiau, aš vis tik suprantu, kad reikia išmesti šiukšlių dėžę. Ta daiktą ir neliks tada problemos. Tai bet abejonė tiesiog gali išmesti šiukšlių dėžę. Sugebėti nebekaupti ir atsisakyti.
Ir jo, tai čia galima būtų tada išsiplėsti apie kaupimą, žinai, tą įprotį kaupti, iš kur Ne, čia. čia tiesiog abejonė išmetei. Ir tada jos neliko, supranti, arba sudeginai į pečių, arba iš Bet gerai, nu tai tu galėjai pasidėti ant stalo ir tai būtų kaupimas. Tai būtų abejonė. Jis gulėtų visą laiką ir kitą kartą vėl. Tai kur ją dėti? Kur, o čia Ir tavo išmetei. energija Arba iškart nuteka. sudeginai. Jo. Ir viskas. Ir neliko abejonės. Negrįžti prie jos, nes jos tiesiog jau nėra. Tai taip, tu nusprendei, tu padarėjai veiksmą, ane, ir neliko abejonės, veiksmas padarytas ir energija tavo nenuteka. Puiku. Dar ką nors turėtum pasakyti? Gal pamedituojam? Jo, tai dabar truputėlį tada stabdau įrašą ir paskui bus meditacija. Ačiū, kad klausėt.